studijuojant šią programą tikrai tampi pranašesnis už kitus dirbtinio intelekto srityje, kadangi jisai yra paremtas matematika ir čia yra supažindinama su pagrindiniais matematikos principais ir kaip juos taikyti, kuriant dirbtinį intelektą. Duomenų mokslininkai tai yra tokie žmonės, kurie gali tarsi ištraukti tam tikrus sprendimus, ar tai prognozes, ar dar tam tikras įžvalgas iš duomenų ir vėliau tai gali pritaikyti, pavyzdžiui, versle, pasiūlyti, kaip optimizuoti pardavimus ar kokią nors tam tikrą kitokią sritį. Taip pat jie gali prisidėti net ir prie pasaulio gerinimo, tai yra analizuodami įvairius duomenis medicinoje, netgi gali padėti išgelbėti gyvybę. Nors žinoma, iš pradžių tikrai reikia pasėdėti prie teorijos, kad labiau įsigilintum į matematinės formulės ar tam tikrų algoritmų principus, tačiau visa tai yra pritaikoma ir praktikoje. Ši studijų programa turi daug laboratorinių darbų, kur yra dirbama su tikrais duomenimis, nuo finansinių iki medicininių ir yra bandoma padaryti tam tikras įžvalgas iš jų ar daryti tam tikrus sprendimus. Baigę šias studijas, studentai gali dirbti įvairiuose versluose, ar tai būtų duomenų analitikais, duomenų mokslininkais, ar netgi prisidėti prie dirbtinio intelekto kūrimo.